Štai ir priartėjome prie rubrikos Gaminame vaikams. Šiandien jį kvepia labai saldžiai. Kviečiu gaminti tikrą morkų pyragą. Rubriką remia Kauno Grūdų įmonių grupė. Nuo lauko iki stalo. Kągi, sveikiname su jumis rubrikoje Gaminame vaikams tiesiai iš mano namų virtuvės. Šiandieną, kaip visuomet šeštadienio rytą, pristatau jums dar vieną svečią, kuris atnešė puikų receptą su savimi. Jis tą receptą pats ir pristatys. Kągi, Marius Jampolskis, ponios ir ponai, aktorius, kaip jisai prašė save pristatyti, bet aš dar pridėsiu, kad tai mano nuostabusis scenos draugas, su kuriuo mes ten dažniausiai ir susitinkame. Sveikas, Marius. Sveikas. Pasakok. Tai kaip ir nėra ką pasakot, ganėtinai paprastas receptas, bet labai skanus morkų pyragas ir jam reikės produktų, kurias visi gali įsigyti bet kokiam prekybos centre, netgi mažoje parduotuvėje, nes reikia tiesiog morkų, kiaušinių, yra dar cukrus, yra cukraus pudra, cinamonas ir kepimo milteliai ir aišku miltai. Na, o taip visų mėgstamą morkų pyragą mes pradėsime gaminti nuo, tai jums pasakys Marius Gerbininė. Pradėsime nuo dalyko, kuris man sunkiausiai išeina ir mano daugeliu vyrų, tai bandysim atskirti kiaušinio trynius nuo baltymų, nes juos reikės ruošti atskirai. Taigi bandom imti kiaušinį ir pagal mano močiutės mokymą tai reiktų daryti paprastuoju būdu. Žiūrėk, kažkas gavo? Visai išėjo, pabandom įmest trynius. Atskiriam pelus nuo grūdų, atskiriam baltymą nuo trynio ir tuo mūsų moteriški darbai baigėsi. Taip. Dabar perėsim prie labai vyriško darbo, tai yra morkų tarkavimo. Kadangi tu labiau treniruotas negu aš, tai aš tau užduotį ir skirsiu sutarkuoti morkas. O aš tuo metu užsiimsiu tai, ką mano močiutė vadina goglė-moglė. Tai yra pabandysiu kiaušinio tryniuose ištirpinti cukrų iki purumo. Labai svarbu. Kągi, kaip ir minėjau, yra labai paprastas būdas patikrinti, ar baltymas išplaktas gerai ar ne. Jeigu ant mano praplikusios žilos galvos išsilies bent vienas lašelis neišplakto baltymą, aš manau, kad mes viską turėsim kartuoti ir daryti iš naujo. Bet reikia užmaišyti tešlą. Pradėsime nuo to, kad sumaišysime trynį išplaktą iki purumo, kaip matote, su cukrumi. Ir jį sumaišysime su morkomis. Kolega, padėkite, kol aš čia. Visą stiklinę morkų. Taip, morkos. Ir taip pat imame vieną šaukštelį cinamono. Vieną šaukštelį cinamono. Taip, išbarstame. Ir taip pat pusę šaukštelio kepimo miltelių. Pusę šaukštelio. Mariau, tu turi sūnų, ar ne? Taip. Koks jo vardas? Vardas Dovydas ir jam 6 metai. Kitais metais eis į mokyklą. Oho, didelis vyras. Taip. Pats tą morkų pyragą galėtų beveik. Tai su tavo pagalba nedidelis. Jisai jau po truputį bando kars nuo karto pavadovauti virtuvėje, tik tai, kas iš tų, kurie nemėgsta mokintis, bet mėgsta vadovauti iš karto, nes jis viską žino. Iš karto direktorius. Čia tas amžius jo, kada jisai... Va, ir dar, aišku, yra tas vaiko tarpsnis, kada jisai nori būti suaugęs ir viską kopijuoja, ką suaugę daro. Ir jį labai erzina, kada bandai pasakyti, kad čia gal kažką netaip darai. Dabar reikėtų berti miltus. Ir čia viską, ką turim, ar ne? Taip, viską, ką turim beriam. Ir maišom tam, aš bersiu, tu maišyk. Na ir paskutinis akcentas prieš pašaunant į orkaitę yra suversti baltymą. Baltymas, savo pasididžiavimas. Ant galvos neiškrito, bet į podą, kai reikėjo, ir įkrito. Atėjo lemiamas momentas, po kurio kelio atgal jau nebebus, mes užmaišėm tešlą. Atrodo, jinai visai skaniai ir kvepia visai. Nieko, gali pavostyti. Tešla supilta į šitą formelę turės praleisti orkaitėje 40 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Taigi atsargiai supilame mūsų gardėsį į formelę ant kepimo popieriaus. Turėtų atrodyti kaip pyragas ir po to mes jį dar pabarstysime cukraus pudrą ant viršaus. Galėsim ne tik valgyti patys, bet ir duoti savo vaikams. Na kągi, paruoštą tešlą šaunam į orkaitę. Kągi, priėjome lemiamą akimirką ir trauksim iš orkaitės mūsų pyragą. Dūnis jau pasiruošęs. Nežinau, ar čia atrodys puošnu, bet cukraus pudra visiems patinka. Kad būtų gyvenimas saldesnis. Štai.
kaip sakant, nieko nelaukiam. Pyragą tau duodam. Ačiū labai, kad pasidalinai šio nuostabių receptų. Lauksim tavęs ateityje su dar geresniu. Noriu atsisveikinti su visais žiūrovais. Susitiksime kitą šeštadienį 10 val. Per Lietuvos ryto televiziją laidoje Padėkime augti. Ate.